atvykom į Prabaudos tvenkinuką. Pažiūrėsim per tokį vėją, ką galim pagauti ant avižadrebį. Čiut nepraradau mikrofono. O būčiau pagavęs greitai. Greitai būčiau pagavęs 105 eurų. Vėjas baisulinis. Vėjas baisulinis. Betgi mes neieškom lengvų kelių. Turim pusę valandos, pažaisim. Kiek to valandą? Gerą pusvalandį. Kas čia žino, kas čia bus? Bus, nebus. Norėtus baltos žuvies. Bent jau pamatyti. Nieks nenori grobti. Keli metimai, da nieks nieka. Jokia atsakioka. Turiu valą leistis iki pat vandens. Sunkus tokių vėjų, avižadrebį, bet gal kažką įprašysim. Ten kitam krante vaikiokai žaidžia. Banda irgi kažką banda. Kažkada tas tvenkinys buvo labai daug žuvies turėda. Buvo prileista karpių pilna. Čia 2 metus tikrai buvo ką veikti. Dabar reikia užmirštas laikas, čia viskas dar buvo, kai buvo litai. Saugojam čia, kad nieks jų neneštų to žuvies. O, kibimą turėjau. Raudelės matau, vandenį žuvies yra, reiškia, tikrai gaudyti. Bandyt gaudyti, bet aš jau turėjau kibimą. Šiokį tokį, kažkas gruobė. Gal pavyks. Vienokį, kitokį masaliukų pabandysim. Dabar uždėjęs esu uodą truklę lervą. Čia buvau praeitą savaitę, tai žuvies buvo daug paviršiui. Buvo tik pradėję šėlt, bet absoliučiai nieks. Keli mežiukai, ešeriukai bandė vytis, bet taip atrodo, kai atšipusys dantim. Nu, sykį sumesiu su tuo, paskui bandysim kažką pakeisti. Avižėlė 0,2 gramo. Kaip turėtų būti viskas normaliai. Taip, be 15,4 gerai. Mes turim pusę valandos.
pusę valandas rezultatui parodyti. O, turim kibimą, turim. O, aš sakiau. Baltą žuvį medžiojam, meltą žuvį. Gerai, rezultatas yra. Viskas čiki. Pasirodyk. Namo. Valomės rankas. Na, svarbu. Man svarbu. Kad jinai tokiu oru. Šiaurės rytų vėjas. Vėjas baisulinis. Ir iš karto buvo, reiškia, jinai paviršiui. Ją reikia gaudyti nuo paviršiaus. Iš karto buvo kibimas tik įkritus avižėlį iš karto. Jinai čiupa. O, kaip jin čia viską išdraskė. Reiškės, jau jinai bent jau kažkaip domis. Čia jau gerai. Dabar tą savaitę visa bus sušikta, kas liečia oro sąlygas. Numatomas vėl didžiulis atšalimas. Tai čia su to pavasarį bus visiškai neaišku, kaip čia bus. Kaip bus, tai bus. Nu, svarbu pagavom, užfiksavom. Dabar beliks tik tais kaitaliojant masalas bandyt kažką. Vietą. Bet rezultatas tas pats, nieko gera. Nieko gera išvis. Šito reikėjo tikėtis tokiu oru. Tokiu oru žuvis nenori tokiom sąlygom. Bet susidomėjams yra jinai. Matas priplaukė. Grybštels biškiai viskas. Sakant, įmonyt galim. Reik rasti kažkur tai vietą, kur kažkiek ramiau. Žodžiu, reik bandyti. Dar reik bandyti pažaisti su masalais. Tada kažką užsimesim. Gerai. Pasikeičiam masalioką. Sakykim, jam tas netinka. Aš čia taip stengiuosi. Tokį gražų uždėjau, jam netinka. O netinka. Na, netinka, tai netinka. Ieškosim, kas tiks. Turime šito variantų.
vėjas mane toj nupus nuo tą leptelę. Man tai keista, kur dingia šeriukai visi. Tai tiem tu jokio skirtumo tas mors. Jau čia tiek jau jie sotus, kad čia... Jau jie čia tiek sotus, kad jiem visiškai nesvarbu. Čia aš stengiuosi, nesistengiu. Lemba. Čia gal aš nenupūs mane vėjas, bet aš įlūžti bijau ant to leptelę. O kas yra? Toks biški pabuvęs. Visai nesinorėtų išsimaudyti šiandien. Tam tvenkinukė. Mes į kitą vietą. Į kitą telkinį. Nu, nėra tai žuvies, čia atrodo, kad nėra. Susirasti vietelą, kur būtų tyku, malonu, pačiam šalt. Šiandien vėjas šiaurės rytų. Tai čia stovi žadrėbi, čia toks kaip aš toks gali bandyti šiaip normalų žmonės. Tikrai, tokio oro čia negaudats. Skrenda, užsidedu vieną masalą ir grįžti tą pačią vietą, kur buvo pagauta pirma žuvis. Arba bendrai su ta. Ten bent kažkokios gyvybės yra. Čia iš vis nieko nėra. Atsarginai nusijobinti nuo to tiltų kamliam. Taip jau toks. Garbės žodžiai. Staltelis ant garbės žodžiai. Ant garbės žodžia, tas tiltelis buvo ant garbės žodžia. Ko, mikrofonas nerašo mano nifiga. Kas jam dabar negerai. Mikrofonas. Tu rašy garsą. O tai aš negirdėsiu, ką čia kalba. Ko kalba žmonės net girdės. O dabar girdėsim. O tu čia kalbi, dirnelio. Nu, žuvelą taip pat bus. Dabar biškį vėjuks liktai. Norėjau pasakyti norimą. Norėtum tu taip, kad būtų. Tu taip norėtum. Reik bandyti leisti dugną. Bandysim leisti dugną. Tada vieną daiktą pasižiūrėsim. Taip, taip. Tai. Viską gerai jūs matot. Viskas čia matosi. O jeigu matas, tada reikia gaudyti, pagaudyti, parodyk žuvį. Nu va dabar.
padruočinsim kotelį ir pagausim žuvelį. Ir pabandyti nuleisti dugną. Gal tada ješerys koks ješerys. Ješeriuks. Bet toks pasiutęs, nenors valginti. O, yra žuvelė. Sakiau, pelei dugną reikia leisti, tada paimsim ješerį. O, koks ješerys. Ešerinis ešerys. Ešerys. A čia ešerys, ešeriuks. Nu, ešeriuk. Viso gero. Antras žuvis. Per pusę valandos. Nu, iš bado nenumirčiau, bet greičiau pasikankinčiau nuo tokio sotumo. Jeigu reiktų išgyventi tą, ką pagauni, tai šiandien būtų ta diena išsikrovimo konkreti. Bet nuo dugno čiumpa. Nuo vėjas, vojų. Bele kas, bele kaip, bele kur. Čia reikia. Tai palei krantą liniją užmesti. O, labai gerai užmesta. Ir bandyti iš ten parsitraukti kažką. O. Buvo susidomėjusi žuvelė. Kažkas kažką norėjo. Bet tai kur balta žuvis? Tų ješeriukų tai čia, aš suprantu, kai jau jį labai būtų nesunku masalą pakeitus, čia jų pagdaužyti. Bet tai kur žuvis baltos spalvos? Taip vadinamus balta. Balta žuvis balta degtinę geri. Ar skaidrę degtinę. Reikia pažiūrėti, aš turiu čia prie savęs tokį vieną masalą, tokį bombinį. Kažką panašaus reikia tuoj. Žinau, kad turi tuoj. Nu, bet čia tanta, nu kas čia yra, blemba, čia tanta tinta, blemba, čia turi kipti. Čia negali būti kitaip. Paprasčiausiai nenori jinai grobti visiškai.
Prieš saulę filmuoju, čia jaučiu gerai, gausis gerų kadrų. Kaip gausis, taip gausis. Čia taip nebus. Matas, kojikė atsivyja, bet jinai atsivyja, bet neėmė. Bet vijos. Nu, čia reikia greičiau biškį suktis, gal neduotim čia žiūrėti, kas čia velko. Gerai, pabandom dar tokią vieną spalvytę. Pabandom dar vieną spalvą. Ant tos nenori. Aš irgi nenorėčiau ant tokios, pavyzdžiui, man jinai tai tokia su asociacijom. Gerai. Nenori ant tuos. Nereikia. Įmam tą va tokią per matomą geltoną. Su labai mažai gramų. Čia nieką nenumesiu, bet gal nereikia čia niekur toli mesti. Čia tik užteks įmesti vandenį. Ta žuvis čia kažkur po kojom siek trinas. Na, pažiūrėkime, aš teisus, a ne. Parodau, ką uždėdavo. Matot, gal nežinau. Ir bandom visi, bandom. Pažiūrėsim, kiek ta spalva turi įtakas. Jeigu nėra žuvies, tai čia gali ką nori spalvoti. Ką mes turim, jau pusė 5. Nu, tai va, pusę valandas, 45 minutės aš jau čia kankinuos. 2 žuvis, na, tokio oro. Nu, bet vis tiek ne rezultatas šitą. Visiškai. Nu, tos net nieks nesivei. Nu, gal čia nieko nėra, gal to žuvis čia nėra. Aš čia galvytis. Tai bandykim ją paskandinti. Nuo dugno pabiškį kelsim. Sunkiai šį pavasarį, sunkiai. Taip. Man atrodo, kad šiandien nieko nebus. Reiks lankstytą meškiorio, važiuoti namo. Nenuoranai nereikia, turiu ką veikti.
kiek čia gali, nu, bendrai toj dar aš turiu vieną tokį. Gal čia jom dydis netinka, kas čia kurvas žino. Tuoj. tą metam lauk, teisingiau į dėžutę, ne lauk. Į dėžutę. Aišku, aš čia blogai darau, kad aš čia gaudau su to karabinėliu. Čia neturėtų jokia būti pašalinė daiktą, bet aš tingiu, tai čia rištis, man tiek kantrybės nėra. Čia raišiotis, jeigu žuvis norėsim kips, aš vis tiek to žuvies nepasiemu. O, dar tą pimpę reikia uždėti, jeigu taip. Čia man kažkas sakė, kad bus labai gerai, va to patikrinsim. Kai nekimba žuvis, va dabar žuvis, jeigu ant tos kombinacijos čia eis, tada žmogus nemelavo. Nors aš labai jom abejoju, ką jis čia sakė. Kada kempinai, tai pernai dėjau visokiom pozom, belekaip. Tai buvo viskas gerai. Tuoj pažiūrėsim dabar, kas bus. Kai žuvis nori ėsti, jie nesirenka labai. O jeigu nenori, čia bandai ją apipisti, tai čia daugiau laiko gaišims bus. Per pusę valandas 2 žuvis. Kur tu žuvytės. Nu, ne žuvis, žuvytės. Kur tu čia? Tadai, kam tu taip su rūbais čia gaunas? Nenorint tos lėkiuką, visiškai. Dai kitą pusę užmes. Paskutinį kartą su to masalu. Kad čia vėjas, neaišku, kur dingt pačiam, to reikės. Ne. Paskui pradedi galvoti, čia masalas bloks, čia žvejot nemoku. Čia pasirodo paprasčiausiai valgyti nenori, viskas, ką tu čia. O jeigu taip negalvo, tada eini pirkti naują masalą. Išleidi vėl pinigų, atvažiuoji, būna oras kažkiek pasikeitęs, tu pagauni, sakai, o, akurat buvo bloks masalas. Nors iš tikrųjų, tas masalas buvo netgi dar per geras. Taip, pasiėmam kitą dėžutę. Į kogi mes čia turim? Aš galvoju, reikia uždėti, aš taip galvoju, va. Jeigu ant to nekeps, aš net nežinau, kaip čia vadinas tas šūdas. Bet kažkokia imitacija, kažkokios tai lervutės. Čia prieš 3 savaitės ešeriai kybo ant jos kaip išprotėję. Aš jau galvojau, kad čia
kitokių masalų reikia nebepirkti, tai turėti tik tą, nusipirkti jų dar daugiau tik tais, bet tai, kad paskui praėjo laiks viskas, kaip sakant, išėjo iš mados. Va dabar patikrinsim. Tada, kai nekimba ar kips ant šito daikto, ar čia iš vis neturės įtakos jokia čia spalva, forma, pravedimai, visi kiti reikalai. O toj bus aišku 3 metimai. Jeigu nieko, važiuojam namo. O paskui jos tegu čia gailis, kad čia nepabandė, liko alkanas, nors aišku, jos čia neprivalgys. Nu, bet ešerys tai tikrai turi grobti. Ešeriukai dar neišneršia, tas vanduo šals. Tai ką čia kalbėti, namuose šilumą net jungt, tada vis šildo. Man atrodo, šiemet šildys 8 mėnesius. Čia buvo antras metimas, liko paskutinis. Taip nekipt, reikia sugebėti. Aišku, aš čia stebuklų nesitikėjau. Bet visi tiek. Kažkas galėtų būti kitaip. Aš galvoju, netgi to 3 metimą net nedarysiu, nes čia jokia skirtumo. Viskas, pakuojamės. Važiuojam namo. Iki kitų susitikimų bus prie jūros. Nu, vat kas gerai. Su tokia žvejyba, kad jokios įrangos nereikia. Absoliučiai. Nu, va čia tokia erotiška vieta, gal man da čia samės. Nu, sakiau, 3 metimai, nu, vat viens liko, davai, nu, pabandom. Duokim šansą tam tvenkiniui reabilituotis. Jeigu aš šiandien nusijobinsiu, blėt, pats, be bandydams. Nu, išmetims. Vos ne į šakas. Eglės. Nu, tai pažiūrėsim. Taip, biškį palenkim. Opa. Čia visą žuvį turėjo supūsti vėjas, kaip pukus. Pukai. O pukai valdo. Šūda čia, sakau, šūda. Viskas gana. Tai va, gerai tik tas, kad va, tu paimi, ras, viskas, kiokšt, pokšt, įvažiuoji namo.
Va tik tas labai įpagožė tokiu atveju, kai ta žuvis nenori kibti. Tai čia ir fantastika. Čia ir fantastika, kad tau nereikia grūst daiktų visokių, čemodanų, palapinių, lovų, fotelių ir panašiai. Tavo taip greitai. Tiesiog žaibiškų greičių, galim sakyti. 2 minutės ir tu važiuoji namo. Och, tu velnia. tą kabliuką dar reikia kabinti. Va, taip įkabinam. Все. Viskas, meškerytė jau sudėta. Nusisukam rankenėlą. Viską į dėklą. Ir viskas bazei. Все, užsidarom kromelį. Va tas, tai sakau, labai gerai. Nekyba ir nereikia. Taip, ką daugiau? Daugiau nieko. Reikia baigti filmavimus. Nusiemam kamerą, video kamerą. Ir viskas. Tom ir baigsis mūsų žvejyba šį kartą. Iki.